Tie, kas spėjot, kad dalyvausiu podcast'e, atspėjot. Ofa. Tai sveiki atvykę, ačiū, kad įsijungėte mūsų podcast'ą. Šiandien svečiuose turime Gintarą Pociūną. Tai gal pristatyk tada, kas tu, kuom tu išsiemi? Šiai dienai esu verslininkas, investuotojas ir kažkiek dar konsultantas, bet pagrindė investuotas. Šiai dienai pagrindė investuotas. Ok, tai tada pradėkime galbūt nuo verslo pusės. Kaip manai, kokie yra svarbiausi verslininko bruožai, kurie labiausiai lemia, buvimą sėkmingų verslininkų, turbūt taip? Turbūt nuoseklumas pagrindinis dalykas, nes versle labai svarbu nuoseklumas. Ne veltui 80% verslų per pirmus 5 metus bankrutuoja. 98% likę verslų bankrutuoja per 10 metų. Tai vadinasi, per 10 metų lieka tik tai 2% sukurtų verslų. Būti verslininku iš principo yra labai labai sudėtinga. Ir didelė verslininkų klaida yra tai, kad jie visus uždirbtus pinigus kiša atgal į savo verslą. O tu darai verslą vienoj valstybei, dažnu atveju viena valiuta su vienais įstatymais. Ja. Ir tam tikimybė, kad su verslu kažkas atsitiks, yra labai labai didelė. Dėl to reikėtų diversifikuoti ir dalį pinigų išimti ir investuoti kažkur kitur, ne tik į vieną savo verslą. Tai čia tokia klaida, kurią daro verslininkai, ką aš pastebėjau iš savo praktikos ar iš konsultacijų. O savybė, grįžtant prie savybės, tai nuoseklumas ir turbūt noras spręsti kažkokią problemą ir negalvojimas, kaip uždirbti pinigų. Nes kai tu galvoji apie tai, kaip uždirbti pinigus, bet negalvoji, kaip spręsti kažkokią žmonių problemą, labai sunku juos uždirbti. Ir žmonės labai jaučia, kad visą tai tu darai ne dėl to, kad padėtum kažkaip pasaulį ar padarytum kažkokį pasaulį geresnę vietą ir spręstum kažkokią žmonių problemą. Ir dažniausiai geriausi verslininkai yra tie, kurie turi kažkokią problemą arba mato kažkokią problemą pasaulyje, nežinau, Lietuvoje ar kažkur kitur. Ir nori išspręsti ją savo ir tuo pačiu išspręsti ją kitiems. Ir tokiu atveju labai sunku juos sustabdyti ir jie būna pritaikę nuoseklumą, jie būna puikūs verslininkai. Okay. O kaip manai, ar kuriant verslą yra labai svarbi dalis viso verslo komanda? Apskritai, dažna verslininkų klaida yra tai, kad labai nori padaryti viską ant savo pečių, visus dalykus padaryti pats. Ir aš pamenu savo pirmosius darbuotojų samdymus ir vis laik susiduriu su tokia didelė problema, kad geriau žinai, kaip padaryti, tau užtrunka trumpiau, po kol visus dalykus padarai versle. Deleguoti iš principo tikrai yra sudėtinga, būti verslininku ir būti gerų vadovų yra du skirtingi dalykai. Kaip ir tu gali žaisti labai puikiai krepšinį, ne? Bet būti labai prastas treneris. Yeah. Tai verslininkas skiriasi nuo vadovo, ne? Dėl to verslininkai dažnu atveju samdo vadovus ir ištrūkti iš to žiurkių rato yra vienintelis būdas, tai yra nebūti savo versle aktyviai, o plėtoti komandą. Nes jeigu aš viską turėsiu tik ant savo pečių ir neplėtosiu komandos, mums labai sunku užauginti tą verslą. O milijardiniai verslai užauga tik tai tuomet, kada susibūrė didelė komanda. Tai vadinasi, aš turiu kažkaip tai stengtis samdyti protingesnius žmonės už save. Bet dažnai verslininkai bijo tą daryti, nes galvoja, kad kažkaip čia nepatogu, aš turiu galbūt viską žinoti, aš turiu viską išmanyti, bet tu negali būti geras visur, tu negali būti geras pardavimuose, tuo pačiu negali būti geras marketinge, ar ten gamyboje, ar kitose procesuose verslo, dėl to tu turi samdyti specialistus. Ir aš neįsivaizduoju, kaip kitaip auginti verslą, nesamdant žmonių ir neplėtojant komandos, nedėgiant atitinkamos kultūros komandoje, atitinkamų vertybių, neiškeliant atitinkamų tikslų. Tai komanda yra raktas į sėkmę. Ok, o tada tęsiant tą patį klausimą, kaip manai, kas yra svarbiau? Ar gera idėja, ar stipri komanda? Aš galiu tau 1000 idėjų dabar pasakyti, ką daryti. Okay. Tai idėja, visos idėjos iš principo yra sugalvotos, čia nėra kažkoks stebuklas, ką tu sugalvosi, jeigu sugalvosi, blemba. Dabar pastebėjau, kad ypač jaunimas arba jauni verslininkai straglina šitoje vietoje, galvoja, blemba, čia reikia man tą idėją laikytis prie savęs ir su niekuo nesidalinti ir
kažkaip čia, tada aš turėsiu sėkmę. Tai idėjų yra labai labai daug ir esminė, bet tai yra komanda, kaip tu realizuosi tą idėją, nes ar tu pats lydinsi visą tą verslą į priekį, nes labai svarbu, kas ves visą tai į priekį, kas stovės, kas bus tas raktinis žmogus, jeigu jisai tiki tą idėją, jeigu jisai tiki tuo verslu, jeigu jisai yra pasiryžęs darbuotis 3, 5, 10 metų į priekį, tokiu atveju viskas bus ok. Tai idėjų yra labai daug, esminė vieta, kas ves tą idėją į priekį. Ok. O tada, ką patartum tiems, kurie dabar naujai ateina iš šitą visą sferą ir nori pradėti kurti savo verslą, kokie būtų tavo, nežinau, pagrindiniai patarimai savo naujiems verslininkams? Galbūt pasiskaičiuoti prasčiausią scenarijų ir apgalvoti, kas bus, kai trūks pinigų. Daugiausia verslų žlunga, kai trūksta cash flow, tai vadinasi, trūksta kapitalo, kad verslas vystytųsi toliau. Nes mes į verslą pasižiūrim labai optimistiškai. Galvom, kad, čia viskas, mes negalvom apie blogiausius scenarius, kas gali nutikti. Mes galvom, šitą padarau, sukuriu šitą, paleidžiu reklamą, marketingą, pradeda kristi pardavimai, aš čia tiek uždirbu, šitą nusamdau, tą padarau, bet realybėje taip nebūna, nes vertini patį geriausią scenarijų. Tai aš rekomenduočiau vertinti patį blogiausią scenarijų, paėmė, galvoja, kad tai bus, pabloginti tą 2 kartus, lygiai tas pats būna su statybom, žmonės pervertina, aš butą įsirengsiu per 2 mėnesius. Realiai 4-6 mėnesiai su verslu ar kažkokiais dalykais yra tas pats. Mes nežinom to, ko mes nežinom dalykų, su kuriais mes susidursim dar. Ir jauni verslininkai dažniausiai pervertina savo jėgas ir žiūri tą optimistinį scenarių ir galvoja, kad viskas eisis kaip per sviestą, bet nepasiruošia tiems scenarijams, kas bus, jeigu bus. Ir jeigu aš įsivertinu ir iš karto žinau, kaip aš elgsiu su tame blogiausiame scenariu, ar su jam pasiruošęs, tikėtina, kad aš nebankrutuosiu. O jeigu pavyks man geriausias scenarius, aš uždirbsiu ženkliai daugiau. Ja, šiaip labai visose beveik srityse, visose situacijose visi galvoja apie tą geriausią variantą, bet niekada nepagalvoja apie blogiausią. Realybėje būna blogiausias, dažniausiai. Dažniausiai, taip. Ok, tada perinant prie investavimo. Ką patartum tiems, kurie dar yra, žali investavime ir kurie nori pradėti investuoti, kokie būtų patarimai naujiems investuotojams? Manau, kad skirti kažkiek laiko ir edukuoti save. Finansinis raštingumas apskritai yra, man atrodo, privalomas įgūdis, nes tapti turtingu nebėra tiek daug laiko. Nežinau, ar žinojat, bet pasaulis po truputį juda link to, kad žmonės po truputį pradės gaudinėti vadinamasias kvotas. Kadangi dirbtinis intelektas ir technologijos labai stipriai stumia darbo vietas į šoną ir keičia mažėja darbo vietų. Norvegija berods yra pirmoji valstybė, kuri savo gyventojams pradeda mokėti vadinamasias kvotas. Vadinasi, tu gali nedirbti, tau moka ten, tarkim, 1000 eurų, kažkokį minimalų pragyvenimo lygmens atlygį, tam, kad tau tik tai užtektų tų pinigų pragyventi, bet tu nedaužytum ten langų, neužsimtum huliganizmu kažkokio ir taip toliau ir taip toliau. Ir tų pinigų iš principo nelabai pakanka investuoti. O tam, kad aš galėčiau kažkada gyvenime dirbti mažiau arba nebedirbti, nes kam mums reikalingi pinigai? Pinigai mums reikalingi tam, kad mes galėtume pavalgyti, tam, kad mes galėtume keliauti iš taško A į tašką B, turėtume kur gyventi, galėtume turėti antrą pusę, augintinius vaikus ir panašiai. Susimokėtume už kažkokius būtinuosius dalykus, on the top galėtume kažkaip pramagauti ir panašiai. Tam mums reikalingi pinigai. Ir tol, kol mes dirbam, mes uždirbam pinigus ir kaip ir galim pasitenkinti visus tos dalykus. Problema yra ta, kad žmonės negalvoja, kas bus, kai aš nebegalėsiu dirbti arba nebenorėsiu dirbti. O turtingi žmonės apie tai galvoja visada. Jie puikiai žino, kad aš amžinai nedirbsiu. Ir ką žmogus mąsto, turtingas žmogus mąsto. Jeigu aš kažkada nedirbsiu, kaip aš galiu gauti pinigų nedirbant? O pigiausias būdas ir paprasčiausias būdas gauti pinigų nedirbant, tai yra padaryti taip, kad mano uždirbti pinigai uždirbtų mano jūs pinigus. Ir problema yra ta, kad žmonės kažkaip tai labai daug pinigų išleidžia kitiems, moka kitiems. Ką aš turiu omeny?
kai aš uždirbu pinigus, aš turiu kažkokią pinigų sumą, imkim tą patį 1000 eurų. Ne? Ir kai aš tuos pinigus turiu pas save, aš galiu kontroliuoti, ką aš su tais pinigais darysiu. Ne? Jeigu aš juos visus išleisiu, ne? Aš savo pinigus atiduosiu kažkam kitam. Ne? Pirksiu kūrą, maistą ar ten dar kažką. Vadinasi, mano pinigus gaus kažkoks fizinis asmuo arba juridinis asmuo. Tas žmogus arba įmonė taps turtingesnis. Aš tai netaps turtingesnis, nes mano pinigai uždirbti nukeliauja pas kažką kitą. Kaip padaryti, kad mano pinigai liktų pas mane? Ne? Tai vadinasi, aš padarau taip, kad aš neišleidžiu jų visų, nedarau turtingų kitų, aš po truputį pradedu pinigus taupyti, sutaupau kažkokį rezervą bent jau 2-3 mėnesių, kas yra mano manimu būtina. Tada pinigus pradedu investuoti ir kai mano pinigai pradeda uždirbti man naujus pinigus, aš pradedu daryti turtingą save. Tai žmonėms reikėtų atsakyti labai svarbų klausimą gyvenime. Ką šiame gyvenime aš noriu daryti turtingu? Aš noriu daryti turtingų kitus, ar aš noriu daryti turtingų save? Nes turtingi žmonės nuo neturtingų nesiskiria kažkokių stebuklingų dalykų. Turtingi žmonės tiesiog investuoja pinigus ir jie puikiai supranta, kad investavimas jiems sukuria pasyvias pajamas, investavimas jiems sukuria laisvę, duoda daugiau pasirinkimų ir nėra kito kelio, nesurasit nei vieno žmogaus pasaulyje, kuris dirbo, nustojo dirbti ir turėtų pinigų iš ko gyventi, kuris neinvestavo pinigų. To nėra. Jo, tiesiog reikia įdarbinti pinigus ir kad ne tu dirbtum pinigam, o pinigai, kad dirbtų tau. Būtent. Jo. Ir žmonėms atrodo, kad tai yra labai sudėtingas dalykas, ne? Kad čia reikia sukaupti kosminį kapitalą pinigų arba reikia kosminio kiekio žinių, čia aš turiu ten treidinti grafikai, prisižiūri Wall Street'o vilko visokio ir taip toliau. Bet realybė nėra kažkokio stebuklo su investavimu. Warrenas Buffettas yra pasakęs, vienas kečiausių pasaulio investuotojų. Sako, jeigu manęs neliktų, aš mirčiau, savo žmonės pasakęs, kad visus pinigus sudėtų į S&P 500. 500 didžiausių Amerikos kompanijų indeksą, ETF-ą. Kaip tik kitą savaitę organizuoju seminarą apie tai, kaip investuoti į S&P 500. Tai turbūt viena iš paprasčiausių priemonių, į kurią galima investuoti ir jos vidurkis, šito fondo vidurkis yra apie 11%. Istoriškai paskutinių 50 metų, įskaitant visus karus, krizės ir kas tik ten buvo. Ne? Tai yra netgi pasakymas, kad aš galiu investuoti į S&P 500 ir laisvai pasirūpinti savo pensiją. Jo, šiaip labai daug mano bendramžių neinvestuoja ir aš pats asmeniškai investuoju, bet labai iš mano draugų daug aplinkos neinvestuoja ir aš kai su jais pasišneku, kodėl jie investuoja, tai jie sako, kad neturiu pakankamai pinigų, kad pradėčiau investuoti, tai galbūt tu gali iš pirmų lūpų pasakyti, kiek pinigų užtenka, kad pradėtum investuoti, kiek tai laiko reikalauja. Čia labai paprastai, jeigu žmogus neturi pinigų dabar ir neranda pinigų investavimui, nepaisant to, kiek jis pinigų uždirbs, jisai jų irgi neras investavimui. Per savo karjerą aš esu konsultavęs daugybę žmonių, turbūt kelis tūkstančių žmonių. Tarp jų buvo ir labai turtingų žmonių, ir buvo labai neturtingų žmonių. Ne? Ir aš esu konsultavęs žmonių, kurie uždirbdavo po 500-800 eurų per mėnesį, ne? Ir jie rasdavo pinigų investavimui. Ir esu konsultavęs žmonių, kurie uždirba po 17 000 eurų per mėnesį ir jie bankrutuoja ir neturi nei cento kaip investuoti. Ne? Ir čia yra pasaka be galo. Kai aš buvau studentas kaip jūs, ne? Tuo metu dar buvo litai, tai mano tėvai man duodavo 50 litų per mėnesį, pinigų vertė buvo visai kitokia. Ir aš tuo metu nedirbau, aš pradėjau dirbti antram kursui. Tai įsivaizduoju, kad aš gaudavau po 50 litų per savaitę, man užtekdavo tų pinigų pasitaupyti, dar pabalevoti kur nors su chebra ir panašiai. Ir antram kursui aš pradėjau dirbti IT administratorių ir aš uždirbau papildomus 800 litų. Ne? Tai vadinasi, aš gaudavau 200 ir iš tėvų, prikraudavau man ten bulvių visokių ir viso kito ir dar 800 litų užsidirbdavau. Kaip tu manai, ar aš pradėjau staupyti pinigus ar ne? Aš šitą istoriją esu girdėjęs ir žinau, kad tau nepavyko. Jo, man nepavyko ir nes kas keitėsi mano galvoje. Ne? Tuo metu aš pamenu vairavau 3 geltoną Golfą universalą, kurį man tėvukas padovanojo, aš tada norėjau vairuoti BMW. Ne? Vietoj to, kad aš gaminčiausi tik tai maistą bendrabutyje, aš jau varydavau į kavinės. Ne? Vietoj to, kad aš tenais, nežinau, kai varydavau tūsinti, nusipirkdavau pigiausio alaus, ne? Aš jau noriu kažkokio importinio. Ne? Ir
pasaka šito vietoj nesibaigia. Kai aš uždirbu daugiau pinigų, ne, aš pakeliu savo būtinasias išlaidas, ne, aš noriu kažkokio prabangesnio dalyko, geresnio dalyko, didesnės kokybės savo, ne, ir tokiu atveju aš išleidžiu vis daugiau ir daugiau pinigų. Ir kažkada aš šitą esmę supratau ir aš sustabdžiau tą būtinų išlaidų kilimą, aš nustojau, kaip sakyt, branginti savo pragyvenimą, ne, ir aš pradėjau kaip įmanoma daugiau pinigų investuoti. Ir tai man leido investuoti apie 70% savo uždirbamų pinigų ilguoju laikotarpiu ir ganėtinai per trumpą laiką, per mažiau nei 10 metų, susikurti pakankamas pasyvias pajamas. Okay. Šiaip svarbiausia yra, kaip čia, pradėti investuoti, nesvarbu nuo kokių sumų, svarbiausia yra išsiugdyti įprotį ir tu jeigu sugebėsi, nežinau, nuo 100 litų atsidėti tenais 50 eurų, tai nuo 1000 galėsi atsidėti 500 Visiškai teisingai. Ja. Tai viskas prasideda nuo mažų žingsnių, tai sniego gniūžtės efektas. Tai svarbu padaryti kažkokią mini dalyką. Nu, jeigu aš visiškai nieko nedariau, ne, nu, tai atsidėk 10 eurų per mėnesį, padaryk tą kiekvieną mėnesį. Lygiai tas pats kaip su sportu. Negaliu aš ateiti į sporto salę, ne, 4 valandas atkočioti ir išeiti ir galvoti, kad aš padariau 4 geras treniruotės ir visą savaitę likusi neiti. Aš sutraumuosiu save, ne, nepasieksiu jokio rezultato. Su investavimu irgi aš negaliu neinvestuoti ir staiga sugalvoti ten 1000 eurų investuoti ir galvoti, kad man viskas labai puikiai pavyks. Aš turiu ugdytis įpročius. Jeigu aš neturiu tinkamų įpročių, man nepavyks. Ir taip yra su viskuo pasaulyje, ne tik su investavimu. Taip, būtent taip. O kaip čia? Kaip tavo pagrindinė sfera vis tiek yra investavimas, kaip tavo tėvai žiūri, ar tavo tėvai patys investuoja, ar nežinau, ar tu išmokinai savo tėvus investuoti? Nes tikiu, kad jie prieš tau pradedant, jie patys neinvestavo turbūt nieko. Ne, nelabai investavo, taupydavo mano tėvai pinigus ir šiai dienai irgi taupo. Tarp kitko, tėvai buvo vieni iš mano pirmųjų klientų apskritai investavime. Aš jiems sudariau pirmasias kaupiamojo gyvybės draudimo sutartis, kai dirbau konsultantu. Ir mano tėvai jau praėjo 10 metų, jie pasiėmė sukauptus pinigus, tai jie turėjo investavimo priemonę, kur investavo pinigus. Ir šiai dienai mano tėtis išėjo į pensiją, tai jisai jau gauna pensiją ir gauna pinigus, kuriuos jisai turi, jisai įdėjo į taupomąją sąskaitą, jisai taupo, bet daugiau papildomų pinigų neinvestuoja. Aha, okay. O ar esi investavęs kokį nors, nežinau, neįprastą dalyką, nežinau, meną, Lego ar dar kažką tokio neįprastų sferų? Esu investavęs į vyną ir šampaną. Ok. Ir kaip sekėsi, ar, nežinau, profitable, neprofitable? Nežinau, reikėtų pažiūrėti. Ai, dar vis dar turi, ne? Ok. O tada kokia tavo investicija buvo labiausiai netikėtai sėkminga, kur pats nesitikėjai tokio rezultato gero? Jeigu tokia buvo iš vis. Tokių buvo ir į kitą pusę, kur praradau viską. Bet manau, kad tam tikras nekilnojamo turto flipas, ne, kada tikrai nusipirkau 20-30% pigiau ir pardaviau brangiau. Ir 2017 metais turbūt viena iš tokių investicijų, kur aš visiškai nieko neišmaniau, buvo bitkoinas. Savo pirmosius bitkoinus aš pirkau 2017 metais, kada jie te kainavo 1700 eurų, 2100 eurų. Aišku, po to juos sėkmingai pardaviau, kai jie šiek tiek pakilo, bet tikrai nesitikėjau, kad galima bus pasiekti tokius rezultatus. Ir dalyvavau visose tose bangose su kriptovaliutomis ir esu nemažai ir prifeilinęs, bet ir nemažai uždirbęs. O per savo visą ilgą investavimo kelionę, ar turi kažkokį įstrigusi atsiminimą susijusiu su investavimu, kuris labai įstrigo tau? Tai turbūt mano pirmoji pažintis su investavimu, kas apskritai mane atvedė į finansų pasaulį, tai buvo 2013 metai, kada aš visiškai dar nieko neišmaniau apie pinigus, absoliučiai. Aš galvojau ir aš nesistebiu, kad man kartais parašo žmonės į Instagramą, sako, žiūrėk, čia man siūlo tokią stebuklingą investiciją, investuosiu, nieko nereikės daryti, aš ten 30% per mėnesį uždirbsiu. Ir aš suprantu, kad žmonės lygiai taip pat nesigaudo, kad tai nėra realu. Jeigu ten tas pats S&P 500 vidurkis yra 11%, ne, ir indeksus aplenkti yra labai sudėtinga, tu turi kažką daryti per metus, ne, o kažkas siūlo 20% per mėnesį.
nu, prasme, čia, nerealu, nes tokiu atveju tai yra 240% per metus. Tai vadinasi, aš galiu iš banko pasiskolinti ir kredito įstaigos iš greitųjų kreditų ten už 60% per metus ir dėti ten pinigus, jeigu tai būtų realu. Ne? Tai mano pirmoji tokia investicija į verslą buvo 2013 metais, kada mano pažįstamas draugas sakė, kad yra automobilių verslas, galim investuoti, varyti iš Vokietijos automobilius, susimetam ten po 2000 litų, parvarom automobilį, čia Lietuvoje aš turiu kas iš karto nuperka, mes susimetėm, jisai po savaitės man davė 500 litų daugiau, tai 2,5 tūkstančių. Aš per savaitę uždirbau 500 litų, kur mano atlyginimas per mėnesį buvo 800. Ir aš galvoju, kad aš esu turbo mega investuotas, čia mano jau rožiam klotas kelias laukia, milijonai ir taip toliau, ir mes vis taip kėlėm tą, kaip sakyti, kėlė tą pinigų sumą, kurią reikia, ten kažkada ten jau reikėjo ar 22 tūkstančių, ir turėjo po savaitės ar ten 2 būti 25 tūkstančiai. Ir pasirodo, tai buvo viena iš seniausių sukčiavimo strategijų, kada tu pradedi pasitikėti žmogum, duodi jam vis didesnės pinigų sumas ir galutiniam taške jisai pabėgo su visais pinigais. Kažkai ar ten apskritai buvo kažkoks tai verslas, jisai tiesiog imdavo pinigus iš vienų, duodavo kitiems ir galutiniam taške to žmogaus gyvenimas baigėsi tragiškai, jis pabėgo į Ameriką, nes Lietuvoje jisai pavogė apie $500 000 litų iš žmonių, Amerikoje pavogė dar apie $800,000 ir galutiniam taške jį rado mirusį, kažkas jį nužudė. Na šiaip yra posakis, viskas, kas skamba per gerai, kad būtų tiesa, turbūt, kad ir nebus tiesa. Jo, šitą tavo istoriją aš irgi esu girdėjęs. Jo, okei. Tada žinau, kad buvai, apie kripto kalbant, žinau, kad buvai dabar nesenai radęs Ledgeryje savo bitcoino visai nemažai. Nežinau, kokios buvo emocijos, kai tada atradai tai. Labai linksma istorija. Žmona padėjo man ten apsitvarkyti ofise ir aš buvau tikras, kad aš esu praradęs tiek Ledgerį, tiek kodus. Kad Ledgeris kažkur dar yra, bet aš neturėjau prisijungimų kodų. Vadinasi, šitų mini žodžių, kuriuos turi suvesti, kad galėtum prisijungti prie savo piniginės, šaltos piniginės. Ir žmona rado spintoje tą flešiuką, sako, o geras. Ir aš atsidarau, susirandu tą flešiuką, išimu iš dėžutės ir žiūriu, kad yra pakėlus tarp lapelio ir surašyti visi kodukai. Geras, galvoju. Prisijungiu prie Ledgerio, ten, aišku, suinstaliuoti viską reikia, suvesti tuos kodukus. Ir pradžia nieko nerodo. Ir aš ten importuoju, kad rodytų, ar yra kažkokių kriptovaliutų ir žiūriu, kad yra 0,3 bitcoino. Tai tuo metu, kai radybos vyko, tai buvo rasta, 0,3 bitcoino buvo verta apie 11 000 eurų, tai šiai dienai būtų apie 30 000 eurų. Visai geras radinys toksai. Tai smagu. Okay, o kaip manai, nuo kokios vertės reikėtų jau savo, kaip čia, laikomus kripto iš keityklos persikelti į tą cold wallet, Ledgerį? Nežinau, šitoje vietoje turbūt saugiausia visą laiką būtų laikyti šaltoj piniginiai. Aš asmeniškai vis tiek nemažą pinigų sumą laikau ir toj pačioj investavimo platformai. Dėl patogumo, dėl to, kad aš galėčiau bet kurioje pasaulio šalyje pasiekti savo investicijas. Ir šiaip turiu baimę po šio incidento, kad aš galiu prarasti, pamesti kažkur piniginę ir kažkas gali atsitikti, nespėt nežinau, kažkokią situaciją. Tai aš didžiausią pinigų sumą laikau platformas. Okay. O ar įsivaizduoji bent jau kažkokią sumą, kaip manai, kokią sumą jau reikėtų turėti, tarkim, 25 metų, žmogui, kad investicijose, kad jisai jau galėtų jaustis saugiai ir kad, tiesiog, jau kad būtų normali solidi suma, kad jaustis saugiai?
Aš manau, kad žmogus tam, kad jis jaustųsi saugiai, jis turi padaryti du svarbius dalykus apskritai prieš investavimą. Ne? Nes investavimą čia gali būti neribota pinigų suma. Kažkas jausis turint 10 000, kažkas nesijaus saugus turint 100 000 eurų. Reikia suprasti, kad investavimas nėra per trumpą laikotarpį nelabai ką padarysi, nebent investuosi į kosminės pinigų sumas. Tai būtų labai gerai padaryti du svarbius dalykus. Tai pirma, tai susikaupti bent jau 2-3 mėnesių būtinų išlaidų rezervą. Ne? Kam? Nes jeigu aš esu gyvas, sveikas ir su mano sveikata viskas yra ok, ne? Per 2-3 mėnesius logiškai aš tikėtina pasikeisiu darbą, veiklą, kažkaip amatą, užsidirbsiu vėl pinigų. Ne? Bet jeigu su mano sveikata nėra viskas gerai, ne? Tokiu atveju gali būti, kad visa tai užtruks ilgiau. Ir tuo atveju reikėtų sutvarkyti kažkokias finansinės apsaugas, dar kitaip vadinamosius draudimus. Traumų, neįgalumo, ligų, jeigu turi vaikų, kreditų, gyvybės draudimą ir panašiai. Tam, kad jeigu man kažkas atsitiktų, aš neliesčiau savo rezervo ir neliesčiau savo investicijų, ne, o gaučiau atitinkamai pinigų iš šono. Yeah. Kai aš padariau šituos du dalykus, ne, aš galiu pradėti investuoti. O jau investavimas nuo atitinkamų pinigų sumų, kai aš investuoju, ir aš turiu sutvarkytą rezervą ir turiu sutvarkytas finansinės apsaugas. Jeigu man kažkas atsitiks, aš bet kokiu atveju neliesiu savo investicijų, nes aš turiu rezervą ir aš turiu finansinės apsaugas. Tai turbūt šitie du dalykai yra svarbesni, ne? Jeigu aš juos kaip pamatą tvirtais pasistatau, tai tų aukštų investavime aš galėsiu prisistatyti, kiek aš noriu. Okay. Jau pakalbėjom, jau žinom, kad perki bitcoiną, o koks tavo požiūris yra į altcoinus, ar turi kažkokių jų ir šiaip, ką manai tiesiog apie altcoinus, ar tai yra gera investicija? Turbūt visi mano praradimai yra su altcoinais, kalbant apie kripto, 90-95% mano portfelio yra bitcoine, bendrai aš stengiuosi neturėti daugiau nei 10-20% apskritai investicijų kriptovaliutose. Ir nerekomenduočiau žmonėms, kurie neturi patirties, mažiau vaikytis ten TikToko ar Instagramo trendų ar Telegramo grupių, nes tiesiog būna pump and dump, žmonės prisigauna. Bet jeigu investuotojas skiria 5-8 valandas sėdėti vien ant to analizuoti, aš manau, kad galima toje vietoje uždirbti, bet jeigu klausai, kaip yra tas pasakymas, viena boba sakė, kažkokio pasakymo, kažkur kažką trendą, kažkokį pasigaunė, bet pats neanalizuoja, tai reikėtų nuo to laikytis kaip įmanoma tokiau. Apskritai nuo kriptovaliutų tai neturėtų būti pirmosios žmogaus investicijos, nes FOMO labai veikia, žmonės neperka, kada yra gera investicija, kai pradeda viskas augti, tada ir man reikia, tada paauga, pradeda kristi, žmogus nemoka suvaldyti ten 10-20% kritimo, parduoda, nes galvoja, kad viskas važiuoja žemyn ir tada sako, ai, kam aš išvis investavau. O su altcoinais gali būti išvis ten nuo 0 iki 100% rėžiai ten per valandą. Per valandas, taip, visiškai nešokinėja, taip. Okay, o kalbant apie tos visus pump and dumpus, mūsų vienas dėstytojas yra labai prieš visas kriptovaliutas ir jisai šis yra įstikinęs, kad visas kripto yra vienas didelis rug poolas ir kažkada tiesiog tie, kas yra piramidės vos ne viršui, kurie turi daugiausiai bitcoinų, jie viską išsiims ir mes, kurie turim, nežinau, tenais mažas labai sumas, tiesiog liksime be nieko. Kaip tu manai, ar tai gali būti? Gal jisai investuoja labai stipriai į nekilnojamą turtą arba į akcijas. Tai Warrenas Buffettas irgi sako, kad kriptovaliutas ir bitcoinas yra šūdas, tenais nereikėtų investuoti. Bet Warreno Buffetto visos investicijos yra alokuotos akcijos. Tai jam neapsimoka, kad iš šitos turto klasės išeitų investicijos į kitą turto klasę. Bet dažniausiai tai yra edukacijos trūkumas ir normalu, kad žmonės turi skirtingas nuomonės. Ir aš nemanau, kad yra viena kažkokia geriausia investicija ir aš tikrai nebūsiu, kriptovaliutų advokatas, nes aš nelaikau 100% kriptovaliutose. Tai manau, kad diversifikacija yra svarbiausia ir jeigu aš turiu tinkamą paskirstimą ir teorija, nežinau, kad ir čia yra procento tikimybė ar mažesnė tikimybė, kad tai vyktų, ne? Jeigu aš turiu diversifikuotą portfelį ir tai neįvyksta, ne? Situacija yra visai kitokia. Tai klausimą nuomonės, aš manau, kad tai tiesiog tai niekam neapsimoka. Ir ne veltui didelės kompanijos ir valstybės kaupia bitcoino rezervą.
nes iš principo tai yra, kaip sakyti, pamaina senai tokiai stable sakyt, žaliavai, ne, kaip auksui, dėl kurio vertės kažkada buvo sutarta, kad tas dalykas turi būti vertingas. Ne. Tai yra visiškai nepatogus mainai šiais laikais. Kalbant apie bitkoiną, jis turi baigtinį kiekį, ne, tai 21 milijoną. Ir problema yra ta, kad nuo 1973 metų pinigai yra beverčiai. Ne? Kadangi pinigai buvo atrišti nuo aukso standarto, anksčiau jie turėjo vertę, ne? Nuo šiol tai yra, nuo tada tai yra tiesiog dalykas, kuris gali prispausdinti ir prigaminti jo kiek nori. Dėl to mes turim infliaciją, ne? Ir jeigu aš laikau pinigus piniguose, kurio yra unlimited, ne? Nu, įsivaizduokime, jeigu mes žinotume, kad yra milijonas eurų visame pasaulyje, nėra daugiau pinigų, tai tu kiekvieną centą pelė kaip vertintų. Taip. Tai su bitkoinu principas yra tas pats. Okay. Tada, nežinau, ar esi matęs šitą nuotrauką apie kripto, tai čia, kad 2016 metais namas kainavo 600 bitkoinų, tada 2020 namas kainavo 5 bitkoinus, 2024 namas kainuoja 6,6 bitkoino. Kaip tu manai, ar toliau einant metais, ar kaip čia, namų santykis su bitkoino kaina mažės ar didės? Aš manau, kad viskas labai priklausys nuo infliacijos ir didžiausia problema yra tai, kad jeigu aš tiesiog laikau pinigus piniguos, nu, mes kaip ir pakalbėjom, pinigai yra beverčiai. Mano planas visą laiką keisti pinigus į kažkokį turtą, į kažkokį vietą, kuri gali augti, kuri gali atstoti infliaciją. Ne? Gali būti net tas pats nekilnojamas turtas ar bitkoinas ar bet koks kitas turtas ar bet kokia kita investicija. Tai aš manau, kad tiesioginė koreliacija bus dėl to, kad didėja pinigų kiekis pasaulyje. Ne? Ir jeigu mes turim kažkokį, kaip sakyti, demandą, ne? Kadangi didėja žmonių kiekis pasaulyje, dabar mes turim apie 8 milijardų žmonių, prognozė, kad iki 2100 mes turėsim apie 12 milijardų žmonių. Ne? Tai visiems žmonėms reikės to paties nekilnojamo turto, maisto, kuro, drabužių, bitkoino ir visų kitų dalykų. Tai kaina bet kokia atveju auks ne tik bitkoino, bet ir kitų dalykų, kurių žmonėms reikia. Okay, dabar tada perinant nuo visų kripto, aš pats iš tikrųjų esu pradėjęs investuoti grinai dėl tavęs, iš tavo video pradėjau žiūrėti, domėtis, kaip viskas vyksta ir nuo 17 metų pradėjau domėtis, kaip vyksta ir per 18 gimtadienį jau buvau tiek pasidomėjęs, kad grinai per 18 gimtadienio pirmą dieną susikūriau investicinę sąskaitą ir nuo pirmos dienos 18 pradėjau investuoti. Geras. Ir pagal tavo video ir susidėjau savo visą, kaip čia, mano visa banko sąskaita dabar irgi yra pagal 6 banko sąskaitas, kaip tu esi rodęs. Ar dar pats visą šitą dalyką naudoji, ar kokį nors, nežinau, atradai galbūt geresnį taupimo ir pinigų diversifikavimo būdą? Jo, viskas suinvestuoja, o kas likę jau. Aha, taip tiesiog. Tai iš principo tai yra turbūt pagrindas dabar yra investicijos, ne? Ir dalis pinigų pramogoms, dalis pinigų taupimo kažkiems pirkiniams, na, ir dalis pinigų būtinosiams išlaidoms. Bet visa tai pagrinde priklauso nuo to, kiek pinigų yra investuojama, tai aš pagal tai reguliuoju, kiek pinigų krenta į kitas sąskaitas. Žodžiu, prioritetas yra investavimas, o kas lieka tada ant kitur. Taip. Ok, ir tada gal dar pabaigai, kokias dėmesio vertas knygas kelias rekomenduotum perskaityti tiems, kurie domisi investicijomis, nori pradėti investuoti? Manau, kad numeris 1 knyga tai yra Pinigų psichologija. Pamatas visko, turbūt viena iš geriausių knygų, ką suskaitęs apie investavimą ir pinigus. Klasikų klasika yra to paties Kiyosakio Du tėčiai, tai jeigu tokie visiškai paviršių lengvai suskaityti ir žmogus visiškai nesilietęs prie jokio investavimo, tai galėtų būti dar ta knyga. Bet nes dažnai žmonės nepadaro, tai perskaityti siūlyčiau Pinigų psichologiją, jeigu perskaitys, tai labai labai puikiai supras, kas yra investavimas ir kaip reikėtų investuoti. Ok, super, tai tiek tada. Ačiū, kad klausėte, ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto, iki. Ačiū.